Labas rytas, skanios kavos, skanios arbatos, kaip jūs laikotės, draugai? Šiandieną mes turime sėkmės istoriją su Sandra Baužiene. Ir aš jau paspaudžiau, kad pakviesti ją į šitą mūsų transliaciją. Taigi, Sandrute, jeigu tu prisijungiai ir savo ekrane matai apačioje žmogeliuką kažkokį tai žalią ar raudoną, tai tiesiog jį paspausk ir tada priimk pakvietimą. Labas, Joana. Ir kaip aš tave pamatysiu, kad jau tu prašaisi prisijungti, tada paspausk, kad prisijungti su vaizdu ir tada mes galėsime jau matyti, tada mūsų ekranai atsidalins į dvi dalis. Šiandieną mes turime 22 rugsėjo, nežinau kokia šiandiena, sakė, šiandien yra nemokamas transportas, ta prasme, viešasis transportas nekainuoja, vyras grįžo iš Regitros su viešuoju transportu. Labas Violeta, labas Joana, labas Sigita, na ir ką aš matau. Šiandieną kalbėsim apie tai, kaip pasiekti tą 9% ir kas yra įdomu, kad pasiekia tie žmonės, kurie, jau Sandra prašosi, tuoj paspaudžiau, priimti paspaudžiau, pridėti ir turėtum prisijungti su vaizdu, turėtų mūsų pasidalinti ekranas į dvi dalis. Labas Erika, labas Sigita, sveiki visi ir jau matau jungiasi Sandra. Na, tuoj, labas. Nu, ar sunku buvo prisijungti? Ne, lengvai. Lengvai. Dar tada greitai trumpai pasakysiu, kad šiandien gimtadienį švenčia sveikinam Dalią Petkevičienę, Aistę Stipavičienę, Korneliją Milkevičiūtę, Gedailę Nausėdaitę, Enriką Navickaitę, Gutauskaitę Gabrielę ir Eriką Rikutę. Tai gražaus gimtadienio. Na, Sandra, tai man labai yra smalsu sužinoti, kaip tu atėjai ir prieš kiek laiko į FM, koks tavo buvo požiūris į visą šitą reikalą, kaip tu supratai, kas tau, kaip atrodė? Nu, kadangi aš nesu labai jau didelė naujokė čia, mane rekomendavo Diana Vebrienė, mes kartu su ja esam dirbę valdišką darbą. Ir kadangi kažkada turėjau su kitom kompanijom reikalų, su kosmetika, ten kvepalų gal ir nelabai buvo, tai man pradžioj nebuvo naujienų. Bet pabandžius, kai ką, patiko paprasčiausiai produktai, kuriuos naudoju, kvepalai, ten tušai, papildai įvairiausi. Pabandžiau ir patiko tai. Tai ir prisijungiau, nors aišku dar biškį dvejojau, bet galima sakyti greitai prisijungiau. Supratau. O dabar, Sandra, papasakok, kaip tau dabar atrodo, kai tu jau pasiekiai 9%? Ką tu galbūt būtum darius kitaip? Kitaip tai nežinau. Man kažkaip tas 9 atrodė dar tolimas labai, bet praeitą mėnesį toks susidegimas buvo. Galima sakyti, net susapnavau, kad reikia daryti jį. Ir per paskutinę savaitę kažkaip man pavyko. Girdėjot visi, užsirašykit, užsidegimo reikia. Reikia labai užsimanyti ir daryti, ane? Sandra, ar buvo žmonių tavo komandai, kurie taip pat darė užsakymus, nes ir kitų žmonių taškai pliusuojasi? Paskutinių mėnesių tai su savo kai kuriom verslo partneriam buvau susisiekus ir jos padėjo tai padaryti. Aišku, pagrinde aš viena dariausi, nes po savim turiu tik tai artimiausius žmonės kelis užsirašius, o kelios draugės, ypač viena, tai padėjo jinai man kažkiek tai irgi prie to 9%. Supratau. O sakyk, Sandra, ar tu tą 9%
pasidarei su 6 šakom po 600 taškų, kad gautų 2 atlygį? Ne, tai padariau mažiau. Pagrinde viena ir pas mane tada buvo 4 gal aktyvūs, kurie prisidėjo prie to. 4 žmonės, tarp jų ir mano artimieji. Sakyk, Sandra, ar tau atrodo sudėtinga padaryti 9 procentą su 6 šakom po 300 taškų? Ne, tikrai ne. Nesudėtinga. O tai kaip tą padaryti? Ne, man jeigu būtų aktyvių žmonių dar po manim, tai tada būtų žymiai lengviau. Bet praeitą mėnesį aš pasiekiau beveik pagrinde viena su vos keliais žmonėmis po savim. Tai reiškia, tu registruoji vieną žmogų, tam žmogui padedi pasidaryti užsakymą už 300 taškų, antrą taip pat padedi už 300 taškų, trečią gal už 600 taškų, ne? 4, 5, 6 ir per mėnesį laiko, jeigu atsiranda 6 žmonės, kurie pasidaro 3 procentus, tai nesvarbu, ar 300 taškų, ar 400 taškų, ar 600 taškų, tai tada išpildai tą sąlygą ir tada 2 gauni už tą 9 procentą, ne? Taip. Sakyk, Sandra, kur tu būsi spalio 1 sekmadienį? Tai aišku, Vilniuje konferencijoje. Ir kodėl tu ten užsiregistravai? Pačiom pirmom dienom užsiregistravau. Kodėl? Todėl, kad man rūpi tai. Kad noriu sužinoti kažką tai daugiau, įsiminti, išmokti. Bandyti naujienas, dovanų gauti, pagert kavytės su lyderiais. Ir yra pasakyta, norint tapti sėkmingu, apsuk save sėkmingai žmonėm ir tu automatiškai tapsi sėkmingas. Tai aš matau, kad tu tą ir darai. Užsiregistravai konferenciją, ne? Ir tarp kitko, man atrodo, tu jau įdėjai į komentarus savo ekrano nuotrauką, kad gavai patvirtinimą ir esi pretendentė šitam fainam rinkiniui, kurį kažkas tai laimės, kurio vertė yra 70 eurų, ne? Ir Sandra, ar verta sudalyvauti? Tikrai verta. Taip, būtinai. Čia yra dantų skalavimo, dantų šepetėlių valymo priemonė, kad nebūtų bakterijų šepetėliuose. Čia yra probiotinis rankų gelis, kuris labai gerai ir mašinoje, ir gamtoje, ir namuose. O čia yra rankų kremas, kuris minkština odelę ir mūsų rankos būna labai švelnios. Ką tu, Sandra, naudoji iš FM? Kas tau patinka? Ar turi keletą produktų, be kurių negali, arba apie kuriuos norėtum kalbėti, rekomenduoti? Taip, mano mylimiausias produktas yra šitos servetėlės, nes be jų niekur beveik ir namie, ir dar jeigu kur išvažiuojam atostogauti, visada jos po ranka pas mane. Tai būtent šitas mėgstamiausios. O ką jos daro? Ką jos duoda? Kodėl tau tai patinka? Todėl, kad jos ne tik tai valo, bet ir suteikia gaivos pojūtį, nes kvepiančios labai. Ir labai nežinau, sakau, jos universalios, nes bet kur galima naudoti. Taip, ir Loreta sakė, atskrido sūnus iš Anglijos, žodžiu, įsitėpė baltą maikę ir reikėjo dėmę išvalyti. Jis sakė, su šita servetėlė viena ar su 2 išvalė ir neliko jokio pėdsako. Įsivaizduoji, kaip fain. Taip. Kas dar? Dar kvepalai, aišku, aš jų daugiau turiu, bet mano mėgstamiausi, kuri yra. Tai būtų 436, 724, dar yra 98, bet šiuo metu nepradėjus, nors turiu tikrai. Ir vienas dalykas, kuris labiausiai patiko, serumas ir kremas 2 viename, kurį aš jau beveik baigiau. Ir tuoj naują pradėsiu, nes jau pasiruošus turiu. Ir galiu parodyti, jeigu kas dar pirmą kartą mato, kaip tai atrodo. Kaip naujas, nors aišku, čia jau matosi, kad beveik jo nelikė, tuščias. Kadangi tai baigėsi, tai galiu praimti jau ir naują. Va. Mano mėgstamiausi produktai.
Nu, va, kaip fainai, kaip po ranka yra ir serumas, ir kremas. Pirmas serumą tepam tą rūžavą skystesnį, o paskui tą baltą kremą, ne? Ir po Taip. kiek laiko tu tepi kremą? Serumą patepi ir po kiek? Po minutės kremą tepi, po 2 minučių. Nu, maždaug Mhm. po 2-3 minučių, kol įsigeria serumas ir tada kremuką. Mhm. Tai Supratau. šitie dalykai, plaukams tai yra eliksyras nuo pleiskanų, bet aš jį, kadangi naudoju ne kiekvieną kartą po prausimosi, nes turiu ir aliejuką stiprinantį plaukus. Tai man juos pamaišau vieną kartą, jeigu vieną naudoju, tai kitą dieną kitą naudoju. Aha. Tai va čia mano mėgstamiausi. Ir aišku, kai kurie papildai, kurių negaliu gyventi, tai yra magnis, Aha. omega 3. Aha. Va šitie mano mėgstamiausi, nes juos kiekvieną dieną vartoju. Taip. Va šitie, nu, aišku, dar yra imuno, bet jau čia kartais pamirštu, bet jeigu jau čia buvau sirgus prieš savaitę laiko, tai man padėjo irgi. Imuno, tas, kur su vitaminu C. Tinka visiems vaikams, net vaikams nuo 3 metų amžiaus, man atrodo, kurį jau moka žiūrėti. Jo, taip. Tai va šitie, nu ir dar tušai. Kadangi tušas pagrindė visą gyvenimą tik tai juodus naudojau, tai Phenomal maskara, juodas. Ir atradau tik tai neseniai mėlyną tušą. Nu, parodė. Tik tą mėlyną ir mes padarom ekrano nuotrauką, va, abidvi pridėk, arti ekranų pridėk. Jo. Arti pridėk ekranų. Kaip? Ar gali pridėti arti ekranų? Ai, kad matytus. Ai, Va, matot? Aukščiau pakelk. Va, matot, mes mėgstam būti ryškios, pasidažyti kampukus. Nebūtinai su juodu sudažytis, galima ir su kampukus, tikrai labai fainis. Ir aš galiu pasakyti, kad mes su Sandra kaip tik užvakar buvom abidvi baseine, labai ačiū Sandra už pakvietimą. Sandra, žinokit, viską turėjo FM. FM jų tik dušo gelį, FM šampūną, FM tą aliejuką, tą nuo pleiskanų man davė pabandyti, aš buvau nebandžius. Matot, ir aš esu kartais nebandžius, va šitą va. Ir tikrai, kaip jisai kvepia, koks jisai energy toksai, labai fainas. Tada Killerio įsipylusi nutrikot gertuvę, nu šaunuolė Sandra, tu esi produktas, tu myli save, tu naudoji geriausius produktus ir už tai, ką pasakoji žmonėms, žmonės tavim tiki, nes tu pati naudoji. O dabar, Sandra, norėjau paklausti, kaip tau įspūdis, va, pavyzdžiui, mes vis tiek buvom tam baseine ir aš tiesiog kalbinau žmonės. Aš kalbinau pirtį, kalbinau baseinę, klausiau, kiek laiko lankote baseiną, koks, nu, ta prasme, apie sveikatą, viską. Ir tiesiog rodžiau, kaip galima sukontaktuoti su žmonėms, sekantį kartą apsikeisti Facebook'ais, o paskui jau žinot, kaip ten mes mokam būti išradingos. Ką tu galvoji apie tai? Ar tu irgi taip kalbini žmonės? Nu, kai kuriuos jau pažįstu ten daugmaž, tai kartais pasikalbam. Nes kai tankiai lankausi, mane irgi pažįsta daug moterų. Nu, ne tik ten, mes ir ten vaikštom į tos treniruotės, kur vieną nusivedžiau jumis. Tai kuriuos jau labiau pažįstu, su tom randam bendrą kalbą, kartais pasikalbam. Taip, ir paskui iš kalbos išeina, ką naudojat imunitetui stiprinti, ką naudojat plaukams stiprinti, ką naudojat odai, kad būtų ilgiau stangresnė, ne? Nes mes visi senstam. Mes jau nebūsim tokie, kokie buvom prieš savaitę, prieš mėnesį, prieš metus, ne? Mes turim prisižiūrėti savo kūną čia ir dabar. Ir kodėl apie tai nepakalbėti, apie tos gerus dalykus sutikus žmonės, kurie supa mus, ne? Taip. Tai va, dabar žiūrėkit, aš jau matau, kad Sigitai greitoji pagalba atsiuntė nuotrauką, kur parodyta, kad šiandien Fontanavy minus 25%. Tai reiškia, šitie jau šepetėlių valymui skirti
priemonė. Taip pat Fontanavy, kur tas mano yra daiktas, paakių serumas, va šitas, su antgaliu vibruojančiu, ane, moteriškas ir vyriškas. Taip pat Fontanavy yra ir vitaminai Health and Beauty, ir ko ten tik nėra tam Fontanavy. Taip kad tikrai verta, nes jeigu 25% nuo savikainos, mes visi turim 30%, tai dar nuo tų mažesnės kainos, dar 25%. Tai nuo katalogo, jeigu žiūrint, gaunasi pusę kainos. Tai tikrai verta pasidalinti šitą gerą naujieną su kitais. Ir dar, Sandra, ką šiandien šią savaitę duoda dovanų, jeigu darai 150 taškų, ką dovanoja, ką deda, jeigu darai 150 taškų, kokia yra savaitės akcija? Dulkių siurbliams kvapukai. Aš beje juos irgi turiu, naudoju, tik tai dabar prie savęs nepasiėmus esu. Taip. Šitus jau atsinešt. Dulkių siurblių kvapukai, kai darai užsakymą ant savo vardo 150 deda, ant vyro, ant sesės, ant brolio, tikrai labai fain. Dabar, va, šitą Sandra, gal tu žinai, kas šiandien bus 3 valandą? Zoomas kaip ir kiekvieną penktadienį. Taip. Ir mes šiandien kalbėsim apie tai, kas man patinka labiausiai FM. Man, pavyzdžiui, čia patinka labai, kad mes esam tokia bendruomenė, kaip šeima, mes vienas kitam padedam, mes vienas kitą palaikom, mes vienas kitam parodom, duodam pabandyti. Ir va tas toksai bendrystės jausmas, man, pavyzdžiui, yra labai smagu. Man patinka, pakalbėsim apie tai Zoom'e, ne? Gal kažkoks produktas jums labai patinka, jūs pasidalinsit. Kas jums labiausiai patinka? Tai va čia yra proga, yra įrankis pakviesti tuos žmonės, kurie nėra FM, bet jūs norėtumėt, kad jie ateitų ir prisijungtų prie jūsų. Nes kai tu nusinti Zoom'o nuorodą, tai žmogus prisijungia ir tu matai, ar tas žmogus prisijungia ar ne. Tik aišku, paskui susisiekit su tuo žmogum. Tai va, gal turit kažkas, kokių klausimų, Sandrai? Labas rytas, Joana, labas Sigita, labas Erika. Violeta sako, labas rytas, prijunkite dar vieną naują narį, Gabrielę Knuraitę. Tai Sigita, jeigu gali, nueik patvirtink, jeigu yra pakvietimas Gabrielės iš šitą grupę. Loreta rašo, kokios jūs abi gražios mergaitės. Ačiū. Loreta mus lepina komplimentais. Sigita rašo, per pikniką Sandra buvo pasidažiusi mėlynu tušu, labai gražiai atrodei. Loreta rašo, kaip džiaugiuosi, Sandrute, kad jums patinka FM produktai. Linkiu dar šiais metais pasiekti 21%. Jeigu Sandra leis savo patikėti, kad tai įmanoma, tikrai taip ir bus. Tik tai reikia patikėti. Sigita sako, jau tas 2 viename, tikras stebuklas, tas serumas ir kremas 2 viename. Labas Gražina. Loreta rašo, Sandrute, esi nuostabi asmenybė, pozityvas 100%, atakinga, kiekvieną dieną būni coachingė. Raminta rašo, jūs nuostabios mergaitės, ačiū. Sigita rašo, šaunuolytė, mūsų Sandrute kasdien jungiasi coachingus, va, matai. Violeta sako, šaunuolė. Loreta sako, šiandien pas Sandrą jau yra 1430 taškų, linkiu dar šį mėnesį užbaigti 9%. Tai va dabar mums svarbu, kad būtų tos 6 šakos po 300 taškų, tai kad būtų dvigubas atlyginimas, nes tikrai yra įmanoma ir per savaitę, ir per 2 tikrai galima daug ką padaryti. Raminta rašo, Sandrute, tu šaunuolytė, labas brangiosios, labas Edvinai, labas Gabija. Jėzu, Gabija, davai registruokis į konferenciją, noriu tave pamatyti gyvai, noriu susitikti, come on, liko kiek? 5, 6, 7, 1, viskas 4 dienos, paskui bus šaukštai po pietų. Loreta rašo, labas rytas, mielosios, kaip smagu jūs matyti. Taip, aha. Daugiau lygtai nematau jokių. Va, ir Edvinas sako, šaunuolė. Tai dabar užduokit Sandrai klausimus ir Sandra pasakyk, ką nors pabaigai mūsų žiūrovams. Linkiu ypač naujokams nepasiduoti ir eiti toliau ir siekti savo tikslų.
kaip Loreta rašė, jeigu pavargai, pailsėk, bet nemesk, ne? Taip. Va, Loreta dar kartą sveikina Edvinas 3%, tu esi jėga. Taip, Edvinai, žinok, ypatingai tie, kurie moka anglų kalbą, per Instagramą, per visas šalis, o žinokit, lietuvių yra visur, ir Amerikoje, ir Australijoje, visur, pamatysit, mes čia tuoj užsuksim tą internetinį verslą. Nu, čia iš tikrųjų, ne viskas gi online. Tai va, tai pasakykime apie Fontaine MV -25, pasakykime apie šitus dulkių siurblius unikumus, kuriuos duoda dovanų, kvieskim visus į konferenciją registruotis, kol dar laikas, ir į Zoomą 15 valandą. Edvinas sako, didelis ačiū visiems, nu va, sakau, mes tokia labai didelė faina šeima, kaip FM Family Members, ne? Jėga. Tai ką, ačiū visiems, ačiū labai, Sandra, tau, ir ko palinkėtum dabar pati savo? Pati savo? Siekti užsibrėžto tikslo toliau. Aš net nebejoju, kad taip ir bus, nes tu esi labai tvirta ir atsakinga asmenybė. Tai ačiū visiems, kas buvote. Violeta rašo, pas mus vitaminai dovanų. O, Anglijoje vitaminus dovanų duoda. Nu, tai prabangiai čia dovanos Anglijoje. Reikia pasakyti tas, kas turi žmonių Anglijoje, kad pasidarytų užsakymą, nes, nu, plemba, taigi viskas kainuoja. O sveikatą stiprinti visada reikia. Nes jeigu nebus sveikatas, tai nebus noro nei pinigų siekti, nieko, ne? Tai va, su ta gražia nata ir atsisveikinam. Jeigu buvo naudinga, dėkit laikus širdelės. Jeigu matote įrašą, dėkite grotažymės, rašykite įrašas. Kviečiu jungtis į Sandros komandą, kviečiu registruotis, vykti į Vilnių ir geros dienos, bėgam darbuotis. Ate visiems. Ate.